Va štai. Eisim kepti, va dedame. Kol girdisi stebuklingas garsas. Pradeda kepti. Nu, gal ne taip sudėjau iš karto, nefilmuodamas, viską bedarydamas, bet pakeisime. Na, kol kas dar kvapo dar nesijaučia, pradės kepti ir pajausime kvapą, tą kurio neįmanoma apsakyti. Per video dar užpilama pa. Įsime ugnelę ir kepame. Jau kvapas skanus jaučiasi, kyla į viršų. O, štai vakaras ir koks šventoji judesys. Undinėlį, numavimas, visi dviračiais važiuoja, viskas mašinom. Prasideda gyvenimas vakarinis. Dieną tai čia ramu, tylų, kaip sakoma, viską, o dabar čia pažiūrėkite štai, kas kokia yra viskas. Čia girdisi dukros piktumai, vaikas nori batutų. Čia sako, parvažiuosim namo, nuėsim batutų pigiau. Ne, noriu batutų. Va kaip vaikai. Tėvus išrekatorė, noriu to, noriu ano. Nu, čia va galeros. Kavinė valgykla, aš man kaip kapoja, kaip valgo. Karbonatą pjauna, bando įveikti. O, skolniojam link jūros. Prasivaikščioti. O, čia darome ledai. Čia truputį žuvytės rūkytos. Viską. Paiksliuko. Va, judesys vakarą šventai šiandien pasivaikščioti. Ir va parduotuvėlė, gintariukai, viskas, va štai. Va štai visokios va papuošimai, viską. O, iš šventų paveikslų net yra. Ir va štai. Nes galima paskambinti varpeliu. O varpiukas tas 9 euriuką tik tai. Nu, aš paskambinau nemokamai, aš jo neįmisiu už 9 euriukus. Va, čia keptukas į šerbetai. Unkami daromi yra viskas šventojoje. Vyšnio skonio, miško uogos, braškės, citrinos, avietės, obuolių. Tam matau, kad iš 6 miksą gal ir nieko būtų. O kaina va mačiukas 2,5 eurų. Čia dabar, kiek šiandien vaikščiau šventojų, tai čia pastebėjau, kad čia normaliausia kaina va šitoj vietoje yra. Nes tai po 4,5 prašo. O čia va yra atributikos, magnetukai, krabai, va su šventai magnetukai įvairūs, viską. O ir taip pat galima vaikams va. Rubiką nupirkti, kad vaikai turėtų ką veikti. Nesikabinėtų prie tėvų. Taip pat va ir smurfas kažkoks kinietiškas paklydęs yra. Ir va visokių šūdnikių aliexpresinių. O, tai šventoji tuktukas važinėja. Va, kaip tik pagavo klientus, va žmonės susėdo ir varys šventosios tuktukas. Va, va, kaip dūmų daro. O kur ekologija? Ir tuktukas išvažiuoja. Nu, kaip apsisuka gražiai. Tuktukas šventosios, viską, va, ir... O kas norite Maljorkos? Nereikia toli važiuoti. Va čia vietoj šventojoj yra mano Maljorka. Poilsiavietė, va tai reklama. Ir va namukai kaip Maljorkoj. A jūra netoli. Einam kitos jūros pasižiūrėti. Bristis, Brautis. Ar ta Maljorka. Nu, aš tada kokie namukai prie Beždžionių tilto. Nu, panašu kaip ir mes, kur aš įsikūriau su šeima, viską, mes viską
panašaus stilių, visi ano laikmečio, ką paremontuota, kur neparemontuota. Ir mes dabar prieiname, kaip vienais metais, prie Beždžionių tilto, o čia vat siusikais negalima eiti. Matai, žmonės eina, nu ką, eisim per Beždžionių tiltą. Čia kaip tik matosi teka šalia Šventoji upė. Va, laukia žmonės, kol praeis vieni. Ir eisim kiti per Šventosios upę. Ir tenais link jūros. Ir štai va, keliauju per tą Beždžionių tiltą. O čia žmonės su valtim plaukioja viską. Minama pedalais. O štai kaip Šventoji jūra, va, tiltas siūbuoja, jaučiasi. Kad linksmai per siūbuojantį tiltą. Matosi, kad šuniukus nešasi rankoje. Va, gal girdėsi tilto garsai, nes tiltas jau daug metų čia jau stovi. Viską. O, štai kaip atrodo, šone viskas. Vėl mes einam. Nu, va, štai tilto galas jau pasirodė. Praėjome, nu, gale. Kaip ir pradžioj, pasitinka kioskelį ledų. Įdomu, kam įdomu, tai galim pafilmuoti ir kainas. Tai, pavyzdžiui, štai va, šerbetas mažiukas 2 eurai, didelis 3 eurai. Ledai, nu, čia irgi nebrangiai, kaip mieste mačiau, po 4,5 šerbetus. Ir čia va, sukas kepa. Eilė žmonių truputį. Va, tokie eiliukai yra. 5 eurus. Nu, mes įtraukiam link jūros. Šių dalykų neragausim. Bet tas mums įdomu. Mums įdomiau prie jūros. Na, va, štai perėjom tiltą. Oi, mažylis, lekia mūsų pukis. Edvinėlis nori prie laivo filmuot, papulti į YouTube, o gaila. Negaila, va, štai kokie laivai. Va, parplaukia žmonės. Va, Edinukas rodė super. O čia man nauji laivai, Edinai, ne? Jo. Čia ne kojamo su varikliu? Nu, jo, mes dar tokių nematėm mažylė, ne? Ne, nematėm mes tokio. Va, čia įdomu, gal rytoj išbandysime tokį, taip? Jo. Ai, va, ir matosi kainos. Elektriniai laiveliai, valandą 30 eurų. O vandens dviratukas valandą 15 euriukų. Tai visi laimingi. Na, kaip jūs žinote, yra berniukų, ten yra mergaičių. Nu, tai ką, bandysim žiūrėti, kaip berniukas. Į berniuko viską. O štai ėjus į berniukų yra, va, matosi. 2 kriauklės. Ir, va, rimtesniam reikalui. O čia biški reklamų. Matosi viską, nu, bet tai vis tiek švaru. Galima, kaip sako, nesikuklinant užeiti. Ir štai va, į pajūrį, po šašlykų, pavalgius viską. Štai va, kavinukė, vaikai supasi. Čia tilto Sociatlį batas, Liekonos. Ten senasis tiltas, o mes ką. Žmonių nedaug. Vanduo kaip šiltas, eisim bandyti maudytis. Ir pafilmuoti iš jūros. Nu, štai va. Ką, eina pasimaudyti? Gilėja.
va štai, ir aš kitam krante. Oi, čia gerai vanduo nusekęs visą. Eina perbristi. Anksčiau neidavo. Senasis tiltas. O, va, kaip matosi vandenukas. Kaip gražiai atrodo šventoji iš pat ryto. Nei vieno žmogaus nieko, nei šurmulio nieko. Ramu, nei grūstis. Matoma, gali vaikščioti ir gerėtis kaip tik ramuma ir klausytis jūro ošimo. Jau šiandien jūra pasitinka su bangom. Kai vakar ne bangelės, ramu tylų štilius buvo. O jau šiandien va matos ir bangų. Jūra banguoja, atsiokėt po nakties išmesta iš jūros visokių pagalių. Tokie jūrai kvepia. Pajodavęs ilgai gulėjimo jūroje ir kur. Gražu. Toks debesėlis atėjo virš manęs, truputį lietutis. Kad sena. Tokia jūros seniaukė.